Sveiki visi žiūrintys, eik šiktina pablūd. Ir pirmame epizode Remigijus. Gal geriau skamba rujojantis Remigijus. Atėjus pavasariui šis vyrukas išleidžia ikrus visur, kur tik papuola. Net ant savo varžovų. Oi, tu išdykėli. Antroje vietoje Evaldas. Jį atpažinsite iš geltonos aprangos ir iš sprūdusio kamuolio. Žinoma tik tiek, kad į rungtynes jis buvo atvykęs išsitepęs vazelinu. Trečias epizodas priklauso Mariui. Šis gynybos specialistas naudoja ypatingą techniką. Atsitraukia per 2 metrus nuo varžovo ir šaukia iš visos gerklės. Bet tai ne visada padeda. Ketvirtame epizode Andrius. Ir jo perdavimas vos nenunešęs galvos komandos draugui. Ha, oi būtų buvę daug džemo. Ir penktoje pozicijoje Rytis Klaidietis. Ir jo tragiška kamuolio valdymo technika. Net mano močiutė pasakė šiuos žodžius. Žvengiau kokią valandą, sūnelį. Šiandien tiek. Iki kito karto, mielieji.